Sveiki, galite pasakyti, kodėl reiktų... Palauk, aš dariau veidą masažą. Palauk. Norėjau paklausti, kodėl reiktų rinktis elektrinį, o ne benzininį keturatį? Pirmiausia, turbūt nereiktų rinktis, jeigu jūs pasirinkote elektrinį ir galvojate apie jį, galima tiesiog palyginti, kokie yra privalumai, kokie yra minusai. Elektrinio privalumai yra turbūt vienas iš pagrindinių, yra tuom, kad vaikas gali pats susitvarkyti ir kad nėra garso. Tai su kaimynais nesusipyksit. Su kaimynais nesipyksit. Nes, pavyzdžiui, benzininis, jis viskas kaip ir yra fun, viskas taip pat irgi gerai, bet užkurti reikia šiek tiek vaikų jau turėti kažkokios tai praktikos. Tai reiškia, kaip patsosą pakelti, kaip ten pašildyti, visus tos dalykus, ne? Kūro įsipilti, jeigu norit mokinti vaiką tokių dalykų, tai yra tikrai irgi neblogai. Bet jeigu norit, sakykime, ramiau, kad atėjot, vaikas pasiėmė, raktelį paspaudė, gazas įvažiuoja. Jeigu nori net pasikrauti, pats jisai puikiai tai gali. Ir atėte, viską, matai. Jūs tokių keturračių galite rasti pas mus, mangius.lt, Kaune, Klaipėda ir Vilniuje.